Ačiū labai, daktarė Ambrozaitė. Yra dar paklausimų. Ponas Šantaras tenais, prašau. Fondą prie lietuvių fondo. Ir mes turime dabar tame fonde apie $7,000 ir jis žinoma augs visą laiką. Kadangi mes darom pastangas ir mes turėdami, rekomenduodami stipendijai skirti kandidatą lietuvių fondui, visada kandidatui pageidavimą pareiškiam, kad ta suma, kuria bus gauta, kad jis įstotų ateityje į lietuvių fondą nariu. Tai išeitų taip nelyginant tas stipendijų, išmokėta stipendija grįžtų į lietuvių fondą ir padidintų to lietuvių fondo kapitalą. Nebūtų galbūt grąžinimas taip pat sakant skolos, bet palaikyti tuos stipendijatus, kad jie susinteresuotų lietuvių fondą ir įstotų nariais su ta suma, kurią gavo iš lietuvių fondą stipendijų. Ačiū labai, Konstantinai, už jūsų mintis. Aš norėčiau šiuo metu paprašyti, kadangi man atrodo, kad diskusijos einama prie galo ir taupomis, aš duosiu jums pauzę. Bet aš šiuo metu norėčiau paskelbti, kad jau kurie nėra užsiregistravę, kad tą padarytų, nes mes norim užbaigti balsų skaičiavimą ir paskui paprašyti Kazį Barzduką, kad jisai mums paskaitytų protokolą ir duotų susirinkime dalyvavusių žmonių galutinę skaičių balsų, koks yra užregistruota.